pastatytų dalių baigėsi statybos 2008 metais, kadangi Hurgada pati kaip miestas yra labai jaunas. Hurgada užregistruota kaip derinys iš viso, kaip formacija 1920 metais ir tik tais pasibaigus karui su Izraeliu 70-ųjų pradžioj, tai buvo išminuota jūra, nes jūra buvo pilna plaukiančių minų. Привет. Jau čia matėt kažkokį oligarchą, liūdelis. Vienas vietininkas Mohamed Fawaidas, jisai sugebėjo pamatyti tos vietos potencialą. Jisai valstybiniu mastu išmušė subsidijas būtent. Hurgada tai yra žvejų uostas, matote maži mėlyni laiveliai ir jie atplaukia tiesiai, jų uostas yra ir žuvies turgus. Žuvies turgaus pas mus yra labai griežtas reguliavimas dėl produkcijos šviežumo, todėl tvarka yra tokia. Anksti ryte, tik patekėjus saulei, žvejai išplaukia į jūrą, grįžta tiesiai į uostą ir savo laimikį patiekia pirkėjams ant prekystalių. Vakare turgus užsidaro 11 valandą ir viskas, kas buvo turgaus teritorijoje, turi būti iš jos išvežta pro vartus. Taigi laimikis patenka tik iš jūros ir tai, kas yra neparduota, yra išvežama, pro vartus negali būti parduodama kitą dieną. Taip yra garantuojama, kad visa parduodama produkcija yra šviežia. Čia pat vietoje jūsų išsirinktą žuvį gali išdoroti ir netgi jums pagaminti, paruošti. Dabar mes atvykstame prie mečetės, noriu jūsų paprašyti, grupė mūsų yra labai didelė. Aš negaliu jūsų greitai suskaičiuoti, o jeigu aš kiekvieną kartą jūs visus 53 skaičiuosiu, mes užimsime labai daug laiko tam. Todėl labai prašau, mes dabar išlipame, tvarka yra tokia. Matote šitą gelsvą namelį. Vyrai eina pro vartus į aikštę ir aikštėje sustoja mūsų palaukę. Su poniomis aš einu į tą gelsvą namelį, moterims bus išduoti specialūs rūbai, taip vadinamas izdel. Gerai. Man parinko čia tokią spalvą. Gerai, palauk. Eik čia prie šito bokštelio. Gerai. Gerai, palauk. Nusiovėm batus, ką tik, ne? Parodyk kojas. Gerai. Čia va tie varteliai, jūs praeini, reik nusiaut. Nelysk. Tuoj pašviesinam. Nu, tik žiūrėjome. Aš? Jo, kojom,
Tai šitas kilimas. Tai, supranti, kojas įsiplausia, kilimo neišplauni, štai ir smirda. Dova, eik čia šalia manęs. Visi basi. Parodyk kojas. Būčiau musulmona. Miega, pažiūrėk, miega. Matau. Taip. Tas maldovnikas pasaulį. Šalia iš tos nišos, kad tai klausia tą potemboliukų, kad nebaliukų tai nori. Tai yra numodytas maldos laikas. Kadangi islame maldos laikas yra prieš tai astronomiškai. Tai yra malda, yra tada, kai saulė pradeda tekėti. Yra toks labai gražus apibūdinimas. Tai be šviesos galima skirti juodą pūlą nuo balso. Antra malda yra tada, kai saulė tekėti iš galvos. Trečia malda, kai daikto aukštas. Nežinau. A tai kur čia tualetas? Atsisuk. Gerai, einu aš irgi. Gyventojų. Vidutinis Egipto gyventojų amžius šiuo metu yra 25 metai. Gyvenimui tinkamas plotas Egipte sudaro tik apie 3%. Tai jeigu perskaičiuoti nuo bendro ploto, tas plotas yra labai panašus į tai, kiek yra gyvenamo ploto Lietuvoje. Tai pagal tankumą, jeigu kalbėtumėm apie deltą, galite įsivaizduoti, jeigu jūs vieną sykį nubundate Lietuvoje ir vietoj 2,5 milijonų ten gyvena 103 milijonai žmonių. Hurgadoje tokio žmonių tankio nėra, tai yra augantis miestas plečiasi labai smarkiai į dykumą. Ir čia jūs galite labai gerai matyti tą galiojantį Hurgadoje aukščio apribojimą. Tai yra antžeminis pirmasis aukštas ir 4 aukštai balkonų. Mes čia truputėlį šnekėjom su mūsų keleiviais iš pietinės dalies apie tai. Atkreipsiu vėlgi visų dėmesį. Kodėl nelaiko šviesos pas tave? Nėra būtina įvesti jo į eksploataciją, tai yra jį priduoti kažkokiai tarnybai. Dėl to čia ypatingai gerai matosi, kad dažnai yra toksai namas. Tik stulpai ir pirmame aukšte yra parduotuvė. Būtent yra leidžiama naudotis tiek, kiek tu pasistatei, tiek tu naudoji. Tai niekaip nėra susijęs su mokesčiais. Kartais sako, namas nebaigtas, nereikia mokėti mokesčių. Mes nesame Graikija, pas mus mokesčiai yra mokami tik tais už antrą arba vėlesnį nekilnojamo turto vienetą. Tai reiškia, jeigu asmuo turi vieną nuosavą gyvenamą būstą, jisai nemoka jokių nekilnojamo turto mokesčių. Jeigu jisai turi antrą, trečią būstą, tada jau prasideda mokesčiai, bet tik tais nuo to, kuris yra eksploatuojamas, kuris yra naudojamas. Dabar mes vėl įvažiuojame į tą antrąją dalį Šeratono. Čia visas gyvenimas pagrinde vyksta vakare.
Jūs galite, tie, kurie gyvena tolimesniuose viešbučiuose, jeigu jūs norite pasivaikščioti, jūs galite atvykti tiek į Hurgados mariną, kurią mes prieš tai lankėme, tiek į šitą gatvę. Ir dabar 90 laipsnių kampu nuo šitos pagrindinės Šeratono gatvės atsišakoja kita gatvelė, irgi paversta pėsčiųjų zona. Matote tokie dideli mediniai vartai su naujametiniais pasveikinimais užrašytais dešinėje pusėje. Čia yra Šeri gatvė, tai irgi yra pilnai pėsčiųjų zona. Tiesiog jinai nėra tokia didelė. Šeri gatvė. Jinai nėra tokia didelė, kaip, pavyzdžiui, mūsų centrinės promenadas. Hurgadoje yra pilnai išvystyta infrastruktūra, nors pagrindinis verslas, pragyvenimo šaltinis, tai yra būtent darbas su turistais, bet čia pas mus veikia ir mokyklos, yra universitetas, yra eilė ligoninių, viskas, kas reikalinga gyvenimui, nes tie, kurie dirba turizme, jie gyvena čia su šeimom, tai yra normalus miestas. Dešinėje pusėje dabar pravažiuojame vieną iš valstybinių mokyklų, žalas toks pastatas. Valstybinių mokyklų Hurgadoje šiuo metu yra virš 30. Klasės iš tiesų yra perpildytos dėl to paties, dėl demografinio bumo. Kaimo vietovėje valstybinės nemokamos mokyklos klasėje gali būti iki 90 mokinių. Galite įsivaizduoti, ko galima išmokti tokioje mokykloje. Todėl visi, kas tik išgali, stengiasi leisti vaikus arba į taip vadinamas eksperimentinės mokyklas, kurias dalinai finansuoja valstybė, dalinai moka tėvai, arba į privačias mokyklas, norėdami, kad vaikai gautų rimtesnį išsilavinimą. Išsilavinimo sistema yra angliška, tai yra 2 metai kidži mokyklos, 2 klasės paruošiamosios, 6 metai pradinė mokykla, 3 metai vidurinė mokykla ir dar 3 metai baigiamoji mokykla. Taigi iš viso gaunasi 12 plus 4 metų mokyklai. Yra universitetai, yra aukštesnėsės mokyklos ir jie taip pat yra tiek valstybiniai nemokami, tiek privatus mokami universitetai. Didžioji dalis jų, žinoma, yra mūsų sostinėje Kaire. Kairas šiuo metu yra didžiausias Afrikos miestas, gyventojų skaičius viršė 30 milijonų. Hurgada, jau sakiau, apie 200 tūkstančių gyventojų. Mes esame tuo pačiu metu ir pasienio miestas, kadangi dabar va tai, ką jūs matot kairiai pusėje, tai yra Giftunas, bet labai netoliese, nepilnai už 100 km prasideda Saudo Arabija. Ir dideli žemės plotai čia Hurgadoje apylinkėse priklauso armijai. Armija turi juos užėmusis nuo labai septinė vertė kyla ir armija ją parduoda komerciniais tikslais. Taip pat armija kontroliuoja Raudonosios jūros salas, kur neleidžiama apsigyventi ir statyti jokių kapitalinių pastatų. Galbūt kažkas keliavote į snorklingo, taip vadinamo paviršinio plaukimo keliones, tai yra sustojama Makmėjoje, Olandžbėje, Giftuno saloje. Visi privalo jas palikti iki saulėlydžio. Taip yra ne tik tai saugomas gamtovaizdis ir gamtos ištekliai, bet taip pat yra ir kontroliuojama pasienio zona. Mes dabar išlipsime iš autobuso, turėsime pereiti gatvę. Prašau, einame visi pro autobuso priekį.